Sveiki. Pradžiai norėčiau paklausti, kiek jūsų naudoja ChatGPT? Vau, praktiškai 100%. Man užkrito toksai LinkedIn memas, kai vienas vadovas sako, man labai faina, kad atsirado ChatGPT. Anksčiau rašydavau ten mailus, visą kitą, dabar vieną bullet pointą pasakau, jisai parašo mandagų, gražų, tobulą gramatiškai e-mailą, pasiunčia, išsiųčia. Kitas sako, jo, sako vadovas, man labai patinka ChatGPT. Gaunu tokio ilgio mandagų, gramatiškai parašytą e-mailą, paspaudžia mygtuką, išmeta vieną bullet pointą. Tai kaip minimum koduoti, dekoduoti e-mailus dirbtinis intelektas jau pajėgus. Bet šiandien pakalbėsime, kokią projekciją dirbtinis intelektas turi į darbo rinką, nes, kiek suprantu, čia susirinko darbo rinkos specialistai. Ir iš tikrųjų pradžioje norėčiau pradėti nuo pirmos baimės. Nes dažniausia, pradedant kalbą apie dirbtinį intelektą, apie robotizaciją, su bet kuo, žurnalistai, darbuotojai, pirmas klausimas yra tai, kada galiausiai atims darbo vietas. Vėlgi, čia privedžiau frazę, specialiai pateikiau vieną tą frazę skaidriai, kad ne dirbtinis intelektas atima darbo vietas, o tie žmonės, kurie moka dirbti, įdarbinti dirbtinį intelektą, atima darbo vietas iš tų žmonių, kurie nemoka. Šiaip visada man patinka žiūrėti į skaičius, nes kategorijos bus, nebus, karšta, šalta yra tokios abstrakčios, tai skaičiai rodo, kad ne tik tai technologijos, kurių dirbtinis intelektas gal dabar labai aukštą svorį užima, bet kalbant apskritai apie technologijas, nes kalba apie robotizaciją, kompiuterizaciją prasidėjo jau prieš 20-30 metų. Tai statistika labai aiškiai rodo, kad nedarbas besivystant technologijom mažėja. Čia yra statistika Europos Sąjungoje, Amerikoje atrodo labai panašiai, pasaulyje atrodo labai panašiai, Lietuvoje atrodo labai panašiai. Tai be abejo matome pakankamai stiprius nedarbo šuolius per 8 metų krizę, per COVID krizę, bet bendra trajektorija yra labai aiški ir iš esmės gyvename pasaulyje, kur nedarbas konverguoja į nulį. Esu jau girdėjęs nemažai nuomonių, kad šiuo metu, bent jau paėmus Ameriką, darbo vietų yra keletą kartų daugiau negu žmonių norinčių dirbti. Ir iš tikrųjų tas nedarbas, kuris egzistuoja, didelė dalim yra tiesiog pasirinkimas, o ne būtinumas. Ir manau, kad žmonių norėjimas dirbti, žmonių motyvacija tampa ženkliai didesnė bėda, problema, nežinau, aplinkybė, gal tai nėra bėda, negu nedarbo lygis. Tai pakankamai esu girdėjęs nemažai nuomonių, kad nedarbas nugalėtas, kad darbo vietų yra ženkliai daugiau, dar daugiau tokios ribinės tezės, kad iš esmės anksčiau darbas privalomai buvo sujungtas su pajamom, nes tai buvo priemonė uždirbti tam, kad nusipirkti maistą, sumokėti už butą, sumokėti už mašiną. Tai šiais laikais atskirai yra pajamos, atskirai yra darbas pagal įdomumą. Tai man labai smagu tą girdėti, nes iš tikrųjų priminsiu, kad iki šiol pakankamai yra tokia liūdna darbo statistika, nes tiek Amerikoje, tiek Europoje apie 70% žmonių sako, kad jiem nepatinka, nesidžiaugia tuo darbo, kurį daro. Iš esmės daro iš būtinumo, dėl to, kad uždirbti pinigus, dėl to, kad susimokėti už butą, mašiną ir taip toliau, taip toliau. Dabar vėlgi, kadangi man labai patinka skaičius, norėčiau paryškinti vieną neseniai pasirodžiusi PwC ataskaitą apie tai, kaip būtent veikia dirbtinį intelektą darbo rinką. Tai pilną ataskaitą galite surasti online. Keletą momentų išryškinsiu, nes man atrodo, jie labai atspindi tas tendencijos, kurios atsiranda. Tai pirmas, be abejo, našumas. Kaip jau kalbėjome, žmonės, kurie moka įdarbinti dirbtinį intelektą, dažniausiai panaudoja daugiau negu mailų rašymai ar skaitimai. Ir įdomus faktas, kad pagal PwC našumas darbo vietų padidėja 5 kartus. 500%.
Tai tas pasakymas dirbu už 7, valgau už 3, jau dabar įvykdoma su dirbtiniu intelektu, nes tai yra koks našumo augimas. Nerealus, 500%. Darbo vietų kiekis, kurios yra susijusios su dirbtiniu intelektu, didėja 4 kart daugiau negu kitų darbo vietų vidurkis. Kitais žodžiais, paklausa visko, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, nuo matematikos iki pritaikymo ženkliai padidėja, nes dabar atsiranda nauja technologija, vėlgi investicija į savęs visų pirma labai pasiteisina. Šiaip truputėlį aš vis dar krapštau galvą, kodėl sekantis rodiklis yra kaip ir teigiamas, bet toksai mažas, tai statistika rodo, kad žmonės, kurie įdarbina dirbtinį intelektą, gali tikėtis vidutiniškai 25% aukštesnio atlyginimo. Ir aš bandau interpretuoti, kaip našumai padidėjus 5 kartus, atlyginimai didėja 25%, nes tradiciniam tarpitko, vėlgi čia paliksiu jums paskaičiuoti matematiką, sąnaudos darbo atlyginimui kompanijose dažniausiai yra nuo 25 iki 50%, tai man matematika kitaip kaip darbdavys arba akcininkas atsiima tą skirtumą neišeina, bet čia toks įdomus faktas, kurį galite pabandyti interpretuoti patys. Goldman Sachs anais metais yra padaręs irgi labai įdomų tyrimą, tai yra kurias būtent profesijas, kategorijas, darbo vietas labiausiai stipriausia pakeis dirbtinis intelektas ir keičia šiuo metu. Tai vėlgi galite matyti suvestinę. Ir šiaip mane asmeniškai tai netiek stebė tas faktas, kad iš tikrųjų beveik pusė, nuo trečdalio iki pusės visų kategorijų yra paliesta, kiek kad dirbtinis intelektas padengia visiškai visas sritis. Galite pamatyti čia visiškai, nuo ūkininkavimo iki bankininkystės. Kitais žodžiais, tai nėra kažkokia specifinė technologija, kuri liečia tik tai ten vieną ar kitą profesiją. Praktiškai nebeliko nė vienos profesijos kategorijos ryties, kur dirbtinis intelektas neprasiskiria. Priminsiu, kad su dirbtiniu intelektu, ar bent jau plačiaja prasme, gyvename 1,5 metų. Tai yra labai nauja technologija ir kad tokia svarba ir tiek stipriai paliečia jau šiandien mūsų gyvenimą, man asmeniškai tikrai ir labai džiugu, ir labai įdomu girdėti. Ir kadangi šiandien turime koncentruotą formatą, tai išryškinau 6 svarbiausias tendencijas, kurios tikrai matome rinkoje, kurios tikrai veikia ir ateina kartu su dirbtiniu intelektu. Tai pirmas dalykas yra ženkliai greitesni pokyčiai. Kitais žodžiais, tas žodis transformacija, inovacijos, kur kažkadais anksčiau darome liktai ir nedarome, asmeniškai ten kažką gal skaitau, neskaitau, vyksta žaibiškai. Tai pokyčiai ateina ypatingai greitai visose lygmenyse, tai kalbant tiek apie kompanijas, kurios moka ar nemoka įdarbinti technologijas ar procesus, kurie įtraukia dirbtinį intelektą, tiek individus, kurie vėlgi moka ar nemoka naudotis dirbtiniu intelektu. Vėlgi, kai atotrukis tarp mokančio ir nemokančio yra 500%, labai lengva suprasti kodėl, bet čia atsiranda daug iššūkių. Asmeninis iššūkis, nes daugelis nepripratę taip greitai transformuotis, turi baimę, neturi supratimo, neturi laiko ir panašiai. Iki neseniai irgi buvo labai taip plačiai Europai komentuojamas naujausias toksai reportas iš buvusio ECB vadovo apie tai, kiek mažai Europa yra konkurencinga pasaulio kontekste ir būtent dirbtinio intelekto lauke. Tragiškai. Man taip irgi ironiškai sutapo 3 veiksmai, kurie man labai simbolizuoja, sakysime, tą skambutį, kurį turi gauti Europą. Tai pirmas veiksmas yra dabar jau šiais laikais pasaulio lygio žinia, kad atsirado naujas iPhone'as. Ir naujas iPhone'ais tema buvo paryškinta, ateina su Apple Intelligence. Viskas. Nuo šio metu prietaisas nebe smartphone'as, tai yra jūsų asmeninis tarnas, patarėjas ir panašiai. Pirma žinia. Antra žinia, sutapo ten porą dienų skirtumas, Euro teismas Europos uždėjo didžiausią pasaulyje, nors kada matyta baudą Apple'ui ir Google'ui $17 milijardų už ten privatumo, ten reguliacijų pažeidimus, kur iki šiol aš skaitydamas nelabai supratau apie ką. Ir trečia žinia, atspėkite kas, dirbtinis intelektas nuo Apple neprieinamas Europos regione. Taškas. Visas pasaulis matys iPhone'ą su dirbtiniu intelektu,
Europa džiaugsis iPhone'ą be dirbtinio intelekto. Iliustracija. Bet daug ką parodo. Tai va pokyčiai arba žaibiškai, arba nekaip. Dirbtinio intelekto darbo pozicijos ženkliai išaugo. Nerealiai, žaibiškai ženkliai išaugo. Tai indikuoja, kad atsirado daug visiškai naujų sričių, kur tiesiog prieš 2 metus neegzistavo. Kvalifikacija. Vėlgi, kaip aš jau minėjau, kvalifikacija pasidaro raktas. Kitais metais įsivaizduoti žmogų nemokančio dirbti su dirbtinio intelekto instrumentais bus taip pat sunku, kai šiandien žmogų nežinančio, kas yra Word, Excel ir internetas. Įmonės investuoja nemažai pinigų. Kvalifikacijos kursai, seminarai, ačiū Dievui, tikrai supranta, galimybių atsiranda daug ir labai nemažai lėšų, resursų, pastangų, laiko yra investuojama būtent kvalifikacijos kėlimą. Dirbtinis intelektas kūrė visiškai naujas darbo vietas, kurių neegzistavo, netgi kartais memai tokie prasiskverbė, o kas tai yra per darbas? Prompt engineer. Kas iš jūsų supranta tokią darbo poziciją? Prompt engineer. Kadangi visi dirba su ChatGPT, tik tai aš pastebėjau 3 rankas, kurie žino, kas yra prompt engineer, tai pasirodo suformuoti užklausą ChatGPT, kaip paklausti. Irgi yra menas. Tarp kitko, atrodo juokai, iš kitos pusės geras žurnalistas visada žino, kad geras atsakymas ateiks tik tai į gerą klausimą. Ką paklausi, tą ir gausi. Tai pasirodo, eilinis žmogus nepajėgus suformuoti netgi klausimų taip, kad gauti protingą atsakymą į jam rūpimą problemą. Kitais žodžiais, turiu problemą, man dirbtinis intelektas gali tobulą atsakymą duoti, bet aš suformuoti, o ką aš noriu, nemoku. Tai pasirodo, tai yra dabar atskira profesija. Prompt engineer, kur tu ateini žmogui, papasakoji, o ko tu nori, tada jisai suformuoja užklausą tam, kad iš visagalio proto gauti teisingą atsakymą. Labai didelis skambutis yra atsirandanti ir labai ryškėjanti nelygybė. Nelygybė atlyginimuose, galimybėse. Tai šiaip darbo užmokesčio poliarizacija labai jau seniai diskutuojamas klausimas. Ir paskutinės tendencijos rodo, kad ta poliarizacija ženkliai padidėja. Ta prasme, jeigu kažkada esi ten atotrukis tarp mid-level ir gal šiek tiek high-level buvo ten 20%, 30%, 100%, poliarizacija veda prie to, ir čia aš sieju su to dirbtiniu intelektu, kad individai, kurie moka įdarbinti, iš tikrųjų pasiekia. Tarp kitko, tie 500% čia yra vidutinis našumas. Esu matęs toj pačioje ataskaitoje, kad yra kartais ir 10 000% pasiekiama. Ir taip toliau. Tai žmonės, kurie labai efektyviai taiko naujas technologijas, gali tikėtis ženkliai didesnio našumo, tai ateina su ženkliai didesnė kompensacija, tai polarizuojasi. Tai žodžiais masė gauna vidurkį, vienetai arba labai mažai gauna beprotiškai daug, nes iš tikrųjų irgi čia buvo, tarp kitko, tam euro ataskaitai buvo paminėti atlyginimai. Tai jau man dabar šiek tiek jau liūdnoka, kad pasirodo efektyvumas, našumas Amerikoje yra 2 kart viršė europietišką, lygiai tokio pat santykio atsilieka ir atlyginimai ir panašiai, bet ta poliarizacija toksai klausimas, kurį dar reikės išspręsti. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus aspektas yra susiduriam su itin daug etinių, moralinių, įstatyminių ir kitų problemų. Nes pasaulis nėra niekad turėjęs tokio iššūkio. Jeigu dirbtinis intelektas neatitinka kai kurie žmogaus vertybės ir panašiai, kaip elgtis, jokių matricų, jokių įstatymų, jokių taisyklių, jokių gairių neegzistuoja. Klausimas retorinis, jeigu Tesla nutrenkia netyčia nedaug dievę žmogų, kas kaltas? Muskas, Tesla. Žmogus sako, aš ne prie ko, aš tiesiog atsisėdau tą Teslą. Ir įstatymai to nenumato. Ir iš tikrųjų atsiranda nemažai tų iššūkių, tai prieš jos kažkaip formalizuojant, sprendžiant, reikia tiesiog išgryninti, suprasti, bet vėlgi tai yra iššūkis, kurį šiuo metu atsakymą neturim, bet tai yra svarbu. Taigi, koncentruotai tiek, tikiuosi surasti daugiau info šiam renginiui. Ačiū labai.